Niekad nesupratau, kodėl žmonės giras dviem dalykas. Keik numyn su dviračiu ir keik nuėjai pieškom per žygį. Ir kad rodyt, kad čia nėra kom gerti, šiandien eisiu pirmą savo žygį gyvenim. Ir kai su žygiuojančiais žmonėm pasikalbėjau, oi, sako, tik neim patį didžiausią, nenueisi. Fuck you. Pasiėmė patį didžiausią, 305 km. Nu ir pažiūrom, ar čia tikrai ir tie baisė. Štai 3-5 apyrankį, įsijungu astralivalį, kad nebūčiau kaip australų Big X1 ir pizdinam. Jau pirms kilometras nueits. Jau atsiboda. Ager jacket 2,5 kg nuėjom, jau davė sausainių. Jau apsimoka, karoči 2,5 kg nueini, jau gauni paėsti. Čia yra biški karšta, nes papač apsimojau savo termiką, tom, kur su mocu važinėjau ant dedus. Biški per karštą striukę norėčiau nusimt, bet tada susirgs. Jau einam be 10 minučių 2 valandas. 11,56 km. Yra tik karšta. Nuovargiaus yra, žinot, kiek? Nekeik. Dabar šitą atsiskersiam. Jeigu būčiau Lil Bitch, eičiau čia. Bet einu čia. Aš taip einu, jau dabar yra gal 14 km. Ir jau kelintą kartą pastebiu, kad bet kiek matytas veidas. Nu, tipo, tikrai žinau, kad ne pirm kart čia matyta ir danga, ir kalna, ir medžiai, viskas matyta. Atsidarau Osmanda appsą pasižiūrėti. Tai mes čia tiesiog tetu einam pieškom. Kas nežinot, kas yra tets, tai tiesiog pagooglinkit Trans Euro Trail. Tiesiog adventure modsam maršruts ir tų maršrutų. Dabar kokie 5000 žmonių eina. 19,5 km, 3 valandas 27 minutės. Pasiekėm 5 valandas 20 minučių, 26,29 km. Biški saulės išlinda. Šiaip toks komentars. Žmonės, katrai reguliariai eina žygius, jūs garantuotą nest bandėn važiuoti su motociklu. Žinokit, daug įdomiau. Čia tiesiog eini. Gražiai, bet labai greit atsibos. O su motociklu jau būtumėt per tiek laiko prie Varšavos kokios. Daug daugiau būtumėt pamatę. 30 km. 3,9 km. Kažkur nugribavom. Einam 8 valandas 4 minučių. Bet pagal Osmandą nebedaug beliek. Kem kyl jau. Tai jau bus už 5 minučių. Bus 9 valandas, kaip einam. Nu, su visas peitas. 2 kartus buvom prisėdėn. 1 kart prie lavys. Ir 1 kart prie kur peitus davė. Vse. Finišas. Kiek turim? Kem 1 praktiškai. Wow!